Taip, gerai. Labą dieną dar sykį visiems, kas susirinko ir kas susirinks. Tai kadangi vakar aš esminius dalykus jau pasakiau, įrašo dar neįkėliau ir galbūt įkelsiu, gal ir neįkelsiu, nes labai čia laikas bėga greitai, tai kas vakar buvo, tai esmę suprato, kas šiandien prisijungia, tai dar truputėlį pasakysiu esminius momentus trumpai. Ir ką, turime mes iš principo pusę valandos, netemsim iki 8, kad vėliausiai apie 15:08 mes galėtume pabaigti. Ir operatyviai atsakau į klausimus, kokie liko klausimai po vakar dienos ir kur kas stringam, ką reikėtų pakomentuoti, padėti ir panašiai ir panašiai. Tai matau, kad gyvų norinčių čia dabar kažką sužinoti nėra labai daug, tai mes labai operatyviai greitai viską ir išspręsim. Tai esminius dalykus jau turbūt visi žinot, kas sekat, kas skaitot, aš nuolat įdedu, kaip botas veikia, kokie yra niuansai ir panašiai, plus šiandien Aleksui žinutė virš 10 minučių 2 kalbom ir viena tai beveik 20 turbūt angliškai. Tai va, ir visi esminiai momentai yra pasakyti, yra išdėstyti, yra instrukcijos nuo A iki Z, rusų, anglų kalbom, bus ir kitom kalbom, lietuvių aišku nebus. Tai tikrai informacijos yra daugiau negu pakankamai, bet visada klausimų yra, tai dabar tada galbūt be didelės įžangos dar sykį pakartosiu esminius momentus, kad suprastume ar ne ir tada iš karto prieisim prie klausimų atsakymų. Tai esminiai momentai, sakykime, įmonė 9 metai rinkoje dirba su pasyvių pajamų technologijom ir tarp įvairių technologijų šiandien mes turim šviežiausią, kiečiausią, naujausią technologiją, tai Ultima Trading robotą, kuris pakankamai efektyviai ir stipriai pelningai generuoja pinigus, sakykime, vykdo prekybą su mūsų pinigais Meksi biržoje ir per dienas, kelias per savaitės, per mėnesius mums atiduoda tą rezultatą, kuris yra įsiūtas jo kode, sakykime, pagal licenciją, kurią mes turim. Tai kaip botas dirba, jisai, sakykime, jo pelningumas priklauso nuo licencijos kainos, nuo boto kainos. Jeigu tai 220 eurų, tai reiškia, jisai 220% atneš mums nuo boto kainos vertės. Jeigu tai yra 1100 eurų, botas atneš atitinkamai nuo 1100 eurų vertės 1100%, ar ne? Ir viskas, ir jisai pabaigs savo misiją, jisai, galima sakyti, numirs ir reikės daryti upgrade, arba tiesiog su pinigais pasiemas eiti kažką pirkti ir jais džiaugtis, ar ne? Tai va, dar svarbu yra toks dalykas, ką parašiau irgi prieš valandą, plus minus, prieš 2, kad įmonė visą laiką, kai paleidžia naują produktą, o ne tik kai naują, bet visada startuoti yra geriausiai greitai čia ir dabar, tai yra visada efektyviausiai, nes boto pajėgumai, pelningumai kas savaitę krenta 20%, ar ne? Tai jeigu mes šiandien turim 220%, tai minus 20 jau bus šeštadienį ir dar kitadienį bus dar minus 20%, ar ne? Penktadienį visada yra paskutinės dienos. Tai jeigu mes nusiperkam botą su 220 pelningumu, užfiksuojam šitą pirkinį, sakykime, ir šitas pelningumas jisai lieka, kol jisai atidirba mum tą rezultatą. Kad botas dirbtų ir kuo greičiau atidirbtų, mums reikalingas depozitas Meksi biržoje, USDT Tron tinkle ir depozitas turi būti maksimaliai didelis. Ar ne? Na, galim dirbti su X3 nuo boto vertės, galima dirbti su X5, rekomendacija X10 ir daugiau. Na, tada botas dirba greitai, tada jisai, sakykime, greičiau reaguoja į besikeičiančias rinkos sąlygas ir greičiau mes turime reikiamą rezultatą. Ne? Aš, pavyzdžiui, irgi dabar testuoju 220 eurų botą ir matau, kad jisai po kurio laiko sustojo, nes ten padarė 250 orderių ir galų gale, kai kaina pavažiavo žemyn, jisai po truputėlį, ta prasme, jisai sustoja, nes jisai nebeturi kaip toliau statyti ir laukia tiesiog orderių išsipildymo. Tai va dabar kaip tik pildysiu sąskaitą po visų šiandien daug susitikimų mokymų, ar ne, ir jisai pradės vėl toliau dirbti, kad turėčiau sąskaitoje gerokai daugiau pinigų, negu buvau paleidęs pradžioj įkėlęs į sąskaitą. Tai va,
Toliau reikia suprasti tokį dalyką, kad robotas, kai mes robotą įsigijam, pinigų niekam netiduodam, įmonė neima čia ant cento, mūsų 220 eurų pavirsta Ultima ir ta Ultima užsišaldo 3 metam blokų grandinėje ir mes dar gaunam kasdienius mokėjimus iš splitingo, iš freezingo technologijos, kurie jau daugumą žino, kas nežino, tai sužinosit. Aiškiai, monetos susišaldė Ultima pūlę ir jūs iš to pūlo kas 24 valandas galite pasimti Ultimos dalelytę, kiek jums priklauso ar ne. Tik reikia sumokėti komisinį mokestį, tai yra sumokėti už energiją ir pralaidumą. Perkant šitos energiją, perkant biržoje pralaidumo paprastai bent visą laiką mums užtenka, energijos reikia pirkti biržoje. Bet jeigu imti mažą, sakykime, paketuką, tai ta Ultimos dalis nedidelį užsišaldys, mokėjimai bus nedideli, tai mums gal reikės gal kas savaitę, gal kas 2 pasimti revardą, nes kasdien neapsimokės, nes revardo pasimimas kainuoja, sakykime, 5, 7, 10 dolerių ir jeigu jisai mažas, tai mums tiesiog neapsimokės to daryti. Tai čia, kaip ir sakiau, įmonė nepasima ne cento ir mums iš karto už tą pačią kainą duoda 2 technologijas ir jos dirba mums paraleliai. Pasyvių pajamų technologija dirba tol, kol Ultima yra užšaldyta. Po 3 metų mes galim tą Ultimą pasimti visai prie kitos kainos ir ją parduoti, arba galim palikti toliau, kad jinai dirbtų, nes Ultimos pūlas dirba neribotą laiką. O robotas dirba tol, kol jis pasiekia tą pelningumą, kuris yra numatytas jo licencijoje ir viskas. Ir tada jis baigia savo darbą ir pasiimat pinigus ir einat laimingai kažką veikti su jais. Arba darot upgrade'ą. Upgrade'ą galima daryti bet kada. Galima, sakykime, nupirkti 220, paskui kitą dieną vėl nupirkti. Ir reikia suprasti tokį dalyką, kai upgrade'ą jūs darot, ar ne, kai mes pasiekėm limitą 1100, ar ne, pavyzdžiui, 5 paketai po 220, pasiekėm 1100, tada robotas pradeda dirbti, visi mūsų pinigai pradeda dirbti su 1100% pelningumu. Ir taip toliau, vėl nupirko 5 paketus po 1000, pradeda dirbti su 5500 pelningumu. Ir dirba tol, kol tą pelningumą pasiekia ir baigia savo darbą. Tai labai svarbu ne tik roboto kaina, bet suprasti reikia tai, kad biržoje turim turėti pakankamą balansą. Jeigu mes biržoje daug reikalų kažkokių neturim, tai mums užtenka tiesiog atsidarėm biržą, paleidom robotą ir visą kitą. Jeigu turim ten dar visokių kitokių pirkimų, pardavimų ir panašiai su USDT, tai pageidautina atsidaryti subsąskaitą, kas yra mano grupėje, tai visi matė, video atsiunčiau. Ir jau toje subsąskaitoje botą pasileisti. Pasileidimo instrukcija yra nuo A iki Z, viskas ten pakankamai paprasta. Kam reikės pagalbos, padėsiu. Toliau, ką dar turiu pasakyti? Esminius dalykus pasakiau. Tai yra tikrai labai labai stiprus produktas, labai pelningas. Kas nepaklausyt Alekso žinutės, būtinai paklausykit, matot ir jo rezultatą, ar ne, realiai ten kelios dienos ir botas pasiekė rezultatą. Todėl, kad geras laikas buvo ir kaip ir Aleksas minėjo, kai yra kaina, sakykime, kaip ir tas fletas vadinamas, ar ne, kai jinai kažkiek kyla, kažkiek krenta, tai yra botui pačios palankiausios sąlygos. Jeigu kaina drastiškai krinta, aišku, botui reikės daugiau statymų, reikės ilgiau laiko atidirbti savo rezultatą. Tai trading robotas yra labai pelningas, geras, viskas tvarkoja, bet turim suprasti irgi vieną dalyką, kad bet kokią prekybą ar asmeninį ar su robotu, tai yra nesilpnų nervų žmonėms. Ne? Jeigu jūs, sakykime, neturite balansą pakankamai pinigų ir norite, kad jums robotas atidirbtų gana greitai, tai galit to nesitikėti, galbūt jis dirbs mėnesį, gal 2, gal 3, gal 6, ar ne, nes pas jūs yra mažas balansas, sakykime, Ultima galbūt važiuoja ar kažkaip tai elgesi kitaip, kur robotui reikia daugiau statymų, daugiau pirkimų pardavimų procedūrų, o jūsų balansai tiek pinigų nėra. Tai turėti reikia minti, kad idealiausia santykį išlaikyti 1:10 arba dar didesnį, tai bus labai idealu. Bet nebūtinai, ta prasme, ne visi gal turi tiek pinigų ir tokį santykį gali palaikyti. Bet yra pageidautina. Toliau, jeigu mes matom, sakykime, kad viskas gerai, balansą mes pakankamai galim turėti pinigų, ar 1:3, ar 1:5, ar dar daugiau, tai gerai. Matom, kad, pavyzdžiui, savaitė eina į pabaigą, akcija eina į pabaigą, mes nusiperkam naują robotą,
mes fiksuojam tą pelningumą tuo metu, pirkimo metu, ar ne, ir kas ten būtų po savaitės, po 2, po 3, pas mus jau tas pelningumas yra fiksuojamas ir jisai mums dirba taip, kaip mes nusipirkom. Tas irgi labai gerai. Tai taip, kad iš anksto galima kažkiek pirkti ir net gal net ir reikėtų, bet tą reikia labai protingai pasverti. Ne? Nu, sakykime, jeigu ten nusipirksit ir tą botą paleisit ten po 3 ar po 6 mėnesių, tai nėra prasmės. Tai geriau tos pinigus įdėti į Mexi biržą ir kad jie tenai dirbtų. Bet jeigu jūs matot, kad jūs galėsit tuoj pat tą sąskaitą papildyti, ten per kitos savaitės galbūt ten kelias dienas, ar per kokią savaitę, ar ne, tai visada apsimoka geresnėm sąlygom robotą pasimti. Tai tokie atrodo pagrindiniai dalykai, ko aš dar nepasakiau, nežinau. Ir viskas. Dabar tada ką? Kadangi sakiau, mes užtruksim iki be 15:08, tai tada norėtųsi operatyviai, kad paklaustumėt, kas dar liko po vakar neaišku ir po šiandien mano komentaro, kas dar neaišku ir galėsim tada galėsiu atsakyti ir galėsim kažkaip judėti priekį. Tai dabar jūsų laikas. Ar kažkas pasileidot, ar kažkas jau bando, testuojat ir panašiai? Sveiki. Labą. Aš pasileidau prieš 2 dienas, bet su minimaliu balansu Mexi biržoje. Tai nepatariu taip daryti, nes žodžiu, jis nieko nedirba dabar. Nes balansai yra pinigų ir jisai stovi, o orderius užkėlęs po 19-20 tūkstančių. Labai teisingai tas pastebėjimas, lygiai pas mane ta pati situacija, aš pradėjau nuo 2x, tai yra, sakykime, boto kaina 220 eurų, pas mane balansė buvo ten apie $400, bet jisai, jeigu kaina būtų flatinė, viskas gerai, nuo ultimos kaina, tai tada jisai būtų labai normaliai atidirbęs ir, sakykime, iš 300 orderių, ar ten iš 250, jis apie 225 atidirbo ir žiauriai gerai atidirbo. Bet kadangi nuo vieno, sakykime, statymo ten gaunam apie procentą gaunam, tai kai kaina pavažiavo, jis statė, išnaudojo jis visus statymus ir jam pinigų nebeliko, sako, papildyk balansą. Tai tikrai nepatartina su mažu depozitu dirbti. Ta prasme, jis atidirbs, robotas padarys savo. Nereikia čia dėl to pergyventi, nei pinigai neprapuolė, nei pelningumas neprapuolė niekur. Viskas gerai, tik tai lauksit, kol dabar praeis korekcija. Ultimos, sakykime, korekcijos pakankamai greitai pasibaigia ir vėl po truputėlį judam į viršų. Netgi aš padariau pardavimą ultimos, ar ne, kažkaip nenorėjau jau ten po 16 pardavinėti, kiek ten buvo minimaliai nukritę, pastačiau ant 17,5, tai pardaviau dalį ultimos ir dabar net nežinau, kiek ta kaina yra, tai ta korekcija, sakykime, praeina ir jūsų orderiai išsipildys, viskas bus gerai, bet truputėlį reikės ilgiau laukti. Tai jeigu norite greitai, 17. Nėra net 17. Tai aš dar gerai labai pardaviau 17,5, vėl 16,8. Taip sakykime, ta kaina ir vaikšto. Tai jeigu norit ir ant kritimo gerai uždirbti, reikia turėti didelį balansą. tą reikia tikrai įsivertinti. Ir ten X3, manau, yra kažkoks visiškai minimumas. Taip, kokie dar pastebėjimai, klausimai ir su Rita kalbam, padėsiu, ten viską sukonfigūruosim, padarysim. Kam dar kokie klausimai? Lygiai taip pat iš robotų jūs galite uždirbti ir iš pardavimų. Ta prasme, susidomėjimas robotų yra tikrai didžiulis. Dabar paskutiniu metu gaunu labai daug užklausų. Tuo labiau žinot, kad Lietuvoje sklando, ten nevardinsiu pavadinimo ir nereikia, sklando kitokie robotai ir ne, sakykime, pakankamai įdomią istoriją ir įdomiu legalumu, ne, pasigilinus į dokumentus pačius ir panašiai, jų tikrumą ir panašiai, teko man daryti analizę.
vieno iš projektų, tai čia Ultima kaip diena ir naktis. Kaip diena ir naktis, sakykime, nes paleidę robotą mes dar gaunam mokėjimus ir splitting, freezing technologijos ir aišku, įmonė 9 metai rinkoje su visai kitų svorių, kitų žinomumu ir taip toliau. Ir visai kitokio lygio rizika. Ta prasme, ir botas dirba tikrai žiauriai gerai. Tai tą reikia įsivertinti, kad žmonėms robotai iš tikrųjų yra įdomus ir jeigu jūs dalinsitės informaciją, tai jūs galite pakankamai šauniai uždirbti ir iš pardavimų. Neatsimenu vakar sakiau, bet nebepasitikslinau, gali būti, kad vis dar tebeliko 20% nuo tiesioginių pardavimų, nes paprastai būna 10 nuo licenzijos kainos, tai irgi yra pakankamai neblogai. Ar ne? Reikia suprasti, kad nepulstant pirkti robotą po 5 tūkstančius, po 10 tūkstančių greitai, tai tie sakykime, mokėjai už pardavimus pinigai, ar ne, kurios čia ir dabar gaunat ir galite iš karto konvertuoti į eurus, tai nebus jie gal dideli, bet čia yra esmė teisingai iškomunikuoti, jokių būdų nekalbėti apie kažkokius tai didelius paketus, tai gal žmonės kaip ir Aleksas sako, pradeda nuo mažiausio paketo, tada žiūri kaip dirba ir jeigu jisai gali sau leisti didelį balansą turėti Meksi biržoje, tai jis tada ateis ir su didesnėm licencijom ir tada uždirbsit irgi jūs pakankamai daug, bet kita pusė yra ta, kad turėti laisvų pinigų 1000, tai yra tiek botui, tiek kad biržoje būtų, bent jau, sakykime, tas 1000 ar iki 2000 ar net 2,5, tai yra pakankamai tokia, normali suma, kur daugelis žmonių, kurie ieško kaip uždirbti ir nebijo kripto rinkos, tai yra jiem priimtina. Ta aš matau iš to pačio roboto, kuris yra, kaip sakiau, su įdomia istorija paleistas, su įdomu legalumu ir žmonės eina masiškai. Tai gali ateiti čionai, gali pasižiūrėti, gali palyginti ir matyti ir legalumą, ir technologijas, ir atvirumą, skaidrumą ir daugybę kitų dalykų. Ir plus yra tam tikrų labai gerų čia papildomų pliusų, ko nėra tenai ir ten yra gana stiprus minusai, vėlgi nenoriu vardinti, kaip sakykime, nenoriu daryti kažkam reklamos, kiekvienas pasirenkam savo kelią, bet ten, sakykime, kur sklando kiti botai, tai sakau, vien dėl legalumo ir kitų stiprių minusų aš niekada neįsiu ir niekam, aišku, nerekomenduoju. Toliau, ką dar mes turime iš klausimų? Rita, matau įsijungus mikrofoną. Jo, aš norėjau paklausti, labas vakaras. Ar reikia kažkokius tai papildom kažkokių tai ten įvykdyti kažkokias sąlygas, jeigu aš, pavyzdžiui, registruoju žmogų ir noriu gauti tuos procentus, jeigu registruoju žmogų? Jo, iš principo, jeigu yra naujas, jeigu Rita būtų nauja, nepirkusi jokio produkto, ar ne, tai būtų sąlyga, kad pirma turėtų jinai ir botą pasileisti savo. Bet nėra to pasakyta, kad čia yra kažkoks tai visiškai naujas produktas ir seni pirkimai mūsų negalioja. Tai reiškia, jeigu mes turim bent vieną produktą nusipirkę, sakykime, Ultimos ekosistemos, patys jį naudojame, vienaip ir kitaip, ten kažkokius splitus turime, ar Ultimą užšaldę, ar kažkaip, tai tada jokių problemų. Mums tik tai reikia žiūrėti vieną dalyką, net nereikia žiūrėti. Jeigu tai yra tiesioginis klientas, tai jo pirkimas mus padarys aktyviais, visi bonusai sukris, viskas gerai. Tik tai, jeigu jau bus klientas ten giliau, tai tada mums jau reikia sekti aktyvumą. Nes aktyvumas galioja 30 dienų, jeigu mes esame neaktyvus ir perka klientas ar kažkur tai giliau, tai mums tada bonusai nesukris, jeigu esame neaktyvus. Tai tada arba pas mus perka pirmą kartą tiesioginis klientas, padaro mus aktyviais, arba mes patys pirmie turime nusipirkti botą. Tiesiog galima jo net nebus sukonfiguravus, tiesiog nusipirkau, tada perka jau bet kas. O ten su konfiguravimu nėra laiko vakare, galima iš ryto tą padaryti, sakykime taip. Ir dar vienas klausimas. Aš gerai supratau, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar nusiperkame tą botą, tai ir po metų, ir po 1,5 mes taip pat gausim, ar tik kas nors keičiasi tie procentai? Botas, jisai ne tai, kad jisai kažkuriam laikotarpiui. Jo yra tikslas gyvybingumo, sakykime, amžius. Jis
yra gyval, kol jis jum netidirbo tuos procentus, kuriuos pažadėjo. Tai va, tai procentai nesikeičia, nusipirkom šiandien prie 1100 procentų, ar ne, jis kol netidirbs tų procentų, tol jisai gyvos. Jis atidirbs juos toliau. O toliau viskas, jis jums atidavė pelną 1100 procentų, jeigu tai jums užtenka, jūs tada einat pirkti kažką tai, o jeigu neužtenka, perkat naują robotą prie to meto sąlygų, ar ne, ir tada paleidžiat naują robotą. Tai va taip. Ai, šitaip, čia nėra, kad, nes kažkaip Lena šiandien sakė per tą, kad jeigu tu nusiperki licenciją, tai jinai galioja metus laiko. Jo, tas gali būti, kad paprastai būna kažkoks terminas uždėtas, ta prasme, kad žmonės, neįsivaizduotų, kad čia nusipirkau, ten po 3 metų ten parduosiu pusę namo ir dabar tą botą paleisiu. Tai jo, licencijos metai laiko, jo, jeigu pasakė, reiškia, taip ir yra. Tai šitos informacijos aš dar neturėjau, bet nes viską šviežia, tai yra. Bet ta prasme, nusipirkti ir laukti ten daug mėnesių ir kaupti pinigus nėra jokios prasmės. Geriau tada nusipirkti visiškai mažiuką ir pradėti, kad ten su keliais $100 biržoje, tai jis bent jau kažkaip pradės dirbti. Ir, sakykime, tebūnė kažkaip kaina pasikoregavo, jinai atsistatė po savaitės ir vėl orderiai suveikia. Aišku, jis dirbs gerokai ilgiau, bet mes nebūsim šaldę pinigus. Tai botai priekį pirkti yra gerai, bet jeigu mes jį panaudosim, manau, savaitės, 2, maksimum kokio mėnesio ribose. O jeigu ten tik nusipirkti dėl to, kad jis įstovėtų, nėra prasmės. Nes yra tokių žmonių, kurie anksčiau įvairiuose produktuose, kaip įvairūs produktai įmonės buvo, tai būdavo užsiperka, sakykime, ten fermas, ten pusmečių į priekį ir negali jų užpildyti, negali jos dirbti, sakykime, tai tas pats, kas nusipirkti kažkokią tai Photoshopo licenciją už ten, nežinau, kažkokią ten iš viso Adobe Photoshop, Adobe ten kažkokią Premiere, ar ne, kur ten gal kainuoja 500 eurų ir kompiuterį patys po lovą. Ir paskui ką, licencija po metų baigėsi, nei darbo, nei uždirbta, licencija išgaravo. Tai tikrai taip daryti nereikėtų. Čia tas buvo dėl to klausimas, kad aš supratau, kad jeigu tu nusiperki tą licenciją, pavyzdžiui, dabartiniais procentais, tai metus laiko tu vis tą pasibaigė, perki, kaip sakyti, perki naują ir vėl tie patys procentai. Tai jau nebus tie patys procentai, kaip jau ta pasibaigs. Jo, nebus, nes jau po savaitės, jau nuo šeštadienio minus 20%. Dar po savaitės minus 20. Tai ta prasme, žinom tai, kad pelningumas krenta ir įmonė visą laiką pradžioj duoda geriausias sąlygas, visą laiką tai buvo, tai aišku, apsibūt kažkiek tai nusipirkti į priekį. Ir, sakykime, gali netgi būti toks limitas, ar ne, metai laiko aplamai, kad robotas gyvuoja. Šito dalyką galbūt galima bus pasitikslinti. Kuria prasme? Ta prasme, kad žmogus negalvotų, kad jis nusipirko robotą ten už 1100, į balansą įmetė ten kokius $900 ir galvoja, kad čia jam tuo atidirbs. Gal tada tam botui realiai reikia 2 metų, kad jis tą pelningumą pasiektų. O įmonė pribojo metais laiko ir viskas, kad arba tu perki protingą technologiją ir ją naudojasi, arba tu taip nedaryk. Ta prasme, čia nereikia gudrauti, nes jeigu perkam, tai turi maksimaliai galvoti, o kaip mes greitai uždirbsim. Tai irgi būna žmonių, kad užsiperka didelę kažkokią tai licenciją, didelį tą robotą, o balansė pinigų nėra ir kas iš to gaunasi. Kodėl įmonė gali iš to vietoj priboti, čia aš dar patikslinsiu, kad praėjo metų, robotas netidirbo, arba, sakykime, eina 2 metai, 3 metai, lyg ir viskas gerai, pelningumas didelis, bet robotas nepasiekia to rezultatų, žmogus pradeda verkti, skūstis, rašyti, suportui rašyti, Aleksui rašyti, į kairę dešinę visiems skleisti negatyvą, kad žiūrėkit, blogai, nedirbu. O kad jis turėjo išpildyti antrą sąlygą, ne tik robotą nusipirkti, bet ir turėti X5, X10 balansę pastoviai pinigų, tai jis gali tiesiog nutilėti. Tai įmonė sako, gali atsakyti taip, yra metai laiko, skaičiuok taip, kad tu maksimaliai padarytum viską, kad per metus tau laiko maksimum per metus robotas atidirbtų. Tai čia truputėlį, gal sakykime, dar tą klausimą reikia pasitikslinti, aš pasitikslinsiu. Ir pasakysiu, bet tas labai realu, kad gali būti dėl to, kad nebūtų kažkokio ten papildomo negatyvo.
Taip, roboto laikas. Gerai. Taip, ką dar mes turime iš klausimų? Aš turėčiau klausimą. Dabar sub sąskaitą atidaryti girdėjau galima. Tai ar jeigu jau turi Meksai sąskaitą, tai galima tos pačius, tarkim, iš vienos sąskaitos įmesti pinigus į kitą? Ar čia reikėtų vėl jau pildyti naujai tą su sąskaitą? Ne, ten viskas labai paprasta. Vat video yra grupėje, ar ne, tu ten toj grupėje esi. Tai tiesiog sub sąskaitą atsidaro ten per 5 minutės ir tada jums sako, pripildykit sąskaitą. Vat, ir tiesiog paspaudžiat, sub sąskaitoje matosi jūsų balansas aplamai Meksy ir tiesiog iš Meksy bendro balanso, spotinio balanso, jūs perkeliat į sub sąskaitą tą dalį pinigų, kiek norit, kad jums ten jie dirbtų. Ir subsąskaita yra gerai tiem, kurie turi dar papildomų reikalų su pirkimais, pardavimais, sakykime, aplamai biržai. Meksy. Jeigu neturi žmogus, tik paleido robotą vieną ir niekas daugiau nedaro, tiesiog laukia, kol jisai atidirbs, tai tos subsąskaita tikrai nebūtinai nereikalinga, bet jeigu ten vyksta daugiau kažkokių operacijų su USDT, tai sakykime, robotas mato, kad šiandien pas jūs balansą $2000, staiga jums ten prireikia už 1000 ten nusipirkti kažkokio bitkoino ir jau jisai mato, kad 1000, ar ne, tai jūs jam trukdo dirbti. Jis jau planuoja, sakykime, tam yra vis tiek įdėta pas jį strategija, jis jau planuoja, kaip jis juos panaudos ir kokiom proporcijom, kada kaip pirks, ir staiga, žiūrė, pinigų per pus mažiau liko, ar ne. Jam tada reikia pagalvoti, jūs jam sutrukdėt, ar ne, jis jums tada ilgiau dirbs ir ilgiau atidirbinės. Bet jeigu ten kažkokių veiksmų stipriai nevykdot, tai subsąskaita tikrai nebūtina. Bet atsidaryti irgi labai lengva, kodėlgi ne. O yra kažkur video, kaip ją atsidaryti galima? Jo, tai aš šiandien įmečiau į grupę, ten Šarūnai tai esi, prieš kelias valandas. Įdėjau tutorialas, 1 minutės, 1,5, kiek ten ir labai viskas paprasta. Ir ten netgi subsąskaitoji, kas yra, pavyzdžiui, jeigu mes per pagrindinę sąskaitą, tai nurodom, turim dar porą nurodyti, ar ne, subsąskaitoji, jeigu atsidarom, manęs irgi vienas klausė šiandien, sako, tai kaip ten, o kur nurodyti porą? Net nereikia nurodyti poros, jinai ten automatiškai pasigauna, kad dirba su Ultima USDT ir viskas. Tai to punkto net nėra. Ten dar viskas paprasčiau. Viena pozicija, vienu darbu mažiau, nors jis toks nežymus, bet vis tiek. Nereikia ieškoti, nereikia nurodinėti poros, pats viską pasigauna. Ir balansą tik pamato, tik atsidarėm. Pirmiausia atsidarom subsąskaitą, tada per subsąskaitą paleidžiam API, pririšam botą su biržos subsąskaita, pinigus galima iš anksto įmesti, galima po to įmesti, bet pagal instrukciją geriau iš anksto įmesti. Tai pirmiausia atsidariau subsąskaitą, tada įmečiau pinigus, ar ne, tada surišu botą su subsąskaita ir viskas. Ir tada refresh, botas ten per kelias minutės atsinaujina, pamato pinigus, pradeda daryti statymus ir toliau ten jau važiuoja daug orderių atsidaro. Tai maždaug taip. O tai, sakykime, jeigu turi didesnį balansą, bet nori, pavyzdžiui, jį apriboti tam tikrą balansą, ten irgi galima apriboti tam botui dirbti su kokiu balansu? Ar tiesiog ima visus kažkaip, kokia ten yra suma? Jo, aš nemačiau, sakykime, šitos funkcijos nemačiau, gal yra, sakykime, botui balanso apribojimas. Jo. Šiaip, pavyzdžiui, kaip jeigu subsąskaita, tai ten nėra riboti, ta prasme, įmetiai su visais dirba, jeigu per daug pinigų pasirodo jam, ar pačiai reikia pinigų, tai išimti tada iš balanso, perkelti spotinę sąskaitą ir viskas. O jeigu yra bendra Meksy sąskaita, nežinau, gal yra tokia funkcija, gal ir nėra. Dar vienas klausimas, labai gerai. Taip. Ką dar mes galėtume sužinoti? Sakau, produktas tikrai labai įdomus ir Lietuvoje jis, manau, ne tik Lietuvoje, jis visam pasaulyje turės didžiulį populiarumą. O Lietuvoje irgi, sakykime, teiginimo robotai stipriai populiarūs yra. Alio, Taip. Galima klausti?
Taip, prašau. Rolandai, kiek išėjo dabar pagal tavo testavimą 220 tą robotą, kai testavai per parą, kiek vidutiniškai gavosi procentų uždarbis? Nu, aš rašiau grupiai kelis kartus, ten 7,20 ar kiek kažkas tokio. Ne per parą, per 10 valandų. Va, tai jeigu būtų para, tai ten būtų tikrai 12, gal 15%, gal kažkas tai. Bet kadangi kaina nuvažiavo žemyn, balanso nebuvo ir viskas ir jisai sustojo. O ta prasme, aš visiškai neskubu, nestresuoju. Aišku, greitis yra visada svarbu, yra gerai, bet aš komfortiškai dirbu tada, kada aš galiu, kada galėsiu papildyti. Tai pačiai dienai dar aš nesu papildęs sąskaitos. Nes norėjau papildyti, pasirodo per aplikaciją. Nu, kaip ir neradau, kaip papildyti, nes per aplikaciją kažkaip neina prieiti prie subsąskaitos, turėti per jau normalią internetinį browserį, greičiausiai, nu, gal yra kažkoks variantų, bent jau neradau. Niekur, kiek aš čia pasigūglinau, buvau visą dieną mokymuose, o prisijungti prie sakykime, internetinio browserio, prie biržos, nu, negalėjau, nes namie mano, sakykime, ten visi stiprus slaptažodžiai ir panašiai, prie savęs tiesiog neturėjau šį kartą. Tai jo, tai grįšiu namo ir papildysiu sąskaitą ir jis tada atsigaus ir tada vėl pradės dirbti normaliai. Dabar tai jisai varšelis sustojo ir parą laiko stovi. Tiesiog stovi. Pasakei, tai taip išeina, kad subsąskaitą galima padaryti tik tai kompiuteryje? Nežinau, aplikacijų aš neradau. Ir netgi googlinausi, man visą laiką meta, kad subsąskaita turi jungtis per internetinę versiją. Na, nes ten internetinė versija, jinai yra, nu, sakykime, plati jau, sakykime, daug plačiau. Paprastai visą laiką aplikacijos būna tokios suspaustos, kai kurios funkcijos yra tik tokie, nu, galbūt, nu, yra tos pagrindinės operacijos, kurios priimtinos daugeliui, o reikia suprasti, kad rimti žmonės, didieji, sakykime, dažnai dirba tiesiog jau su kompiuterinė brauserinė versija, ne, ir aplikacija tik naudoja, nu, sakykime, kažkokiem paprastesniem darbam. Pavyzdžiui, Binance'as neturi dvi aplikacijas, ten netgi kažkaip yra persijungia, yra light versija ir yra ten plačioji versija. Tai gal, pavyzdžiui, pas Binance ten yra viskas toj plačioje versijoje, o Meximo aš neradau, bent jau neradau. Nu, neturėjau laiko, visą dieną mokymuose buvau, tai pusę neišgirdau, bandžiau čia internete surasti greitai, bet vis man metai tai, kad reikia jungtis ne per aplikacijos versiją, ne per programėlę. Gal kažkas rado, tarp kitko, jeigu radot, pasidalinsit. A kur jūs tą video kėlėtės, aš niekam nerandu jau. Kurio grupai? Nu, mūsų lyderių grupai. Jo, pagrindiniai dalykai yra tenai. Ta prasme, aš visur visko nekilnoju ir nekelsiu. Tai, kas jaučiatės lyderiai, tai, kas norit uždirbti ir panašiai, tai geriau dirbti su mažiau, bet dirbti kokybiškai. Dar vienas dalykas. Aš turbūt už savaitės kitos turėsiu, gausiu tiek Defenderį, ar ne, kurį prisirišiu, Smart Defenderį, Ultimate Defenderį. Ir turėsiu kortelę, dar vieną, trečią, ir tą kortelę greičiausiai kažkam tai iš jūsų padovanosiu. Nu, bet sąlygos bus sąlygos tiesiog. Čia bus padovanojimas iš principo tiem, kurie dirba su pardavimais, kurie pasieks rezultatą, nes kortelių kol kas, kaip matot, įmonė, jinai taip paprastai jų neduoda, duoda renginiuose, prie produktų jų netraukia, prie kažkokių akcijų ir panašiai, tai tiesiog už tam tikras sąlygas pasiekęs, aš turiu dar vieną kortelę, kurią padovanosiu vienam, kuris pasieks kažkokią tai gerą apyvartą. Tai gal tai būsit kažkas iš jūsų. Tai tokia mintis. O su kortelėm tai ten viskas gerai, sakykime, jo, ten ir limitai, ir visa kita. Bet aišku, reikia vertinti tai, kad jeigu jūs ten uždirbat ten į mėnesį po ten 50 eurų ar kažko, tai, tai gal jums tos kortelės ir nereikia, nes vis tiek mėnesinis yra 9 eurai mokestis. Tai jau tie, kurie uždirba didesnius pinigus, tai kortelė yra labai gera. Ten ir limitai didžiuliai ir visa kita.
Aš kadangi vakar vėliau prisijungiau, nežinau dabar botą, galit kartoti, iš kur pirkti, ar iš Smart Ultima, ar iš Ultimos blockchaino. Jo, Ultima blockchainas. Ultima blockchainas, aš irgi fiziškai nesuspėjau, turiu aš vakar įrašą pasidaręs, tai į tą mūsų lyderių grupę tikrai aš jį kelsiu, tikiuosi, gal dar pavyks šiandien tą padaryti, nes, realiai, sakau, nėra kada miegoti. Bet ten pasakysiu tos esminius dalykus, perkama iš Ultima blockchaino, tai yra 3 variantai iš principo. Arba mes perkam iš biržos, kurioje yra ir Ultima blockchainas jau veikia, tai yra Gate.io, pavyzdžiui, kas mėgstat. Tai yra gera birža, bet Mexi Gate.io realiai dabar iš jūsų yra pakilę reitingę, ten viena gal 7, kita gal 6 ir 8 pozicijoje, kažkas tokio, labai jos gerai atrodo. Tai kam kas patogiau. Aš pripratau prie Mexi, man viskas ten žiauriai faina, nors Gate.io tai šiek tiek gal ir stipresnė galėtų būti, bet kas dirba su Gate.io, drąsiai gali tiesiai iš Gate.io per URC10 naująją Ultimą mokėti už botą. Jeigu Mexi, tai tada jums reikia iš Mexi vesti pinigų sumą į keityklą ir pasikeisti į naująją Ultimą. O jeigu vesit iš Gate.io, pavyzdžiui, tai nepamirškit, kad visą laiką birža ima komisiją, tai jau pasiskaičiuokit, kad vedat sumą ir pridėkit visą laiką komisiją, kurią jums nurašys nuo vedamos sumos, kad tiksli suma patektų į boto pirkimo sąskaitą tą orderį, kurį suformuojat. Tai čia yra vienas, sakykime, iš biržos pirkimas, tiesiogiai antras pasikeisti ir pirkti iš keityklos, tada iš vis jokių komisinių nieko nėra, sakykime, iš keityklos. Trečias pirkimas yra iš piniginės, tada irgi realiai komisinių nėra, Bandbridge'o tik tai paima 264, kurio mes ten 1500 visą laiką turim. Ir viskas, tai 3 tokie yra variantai. O pirkimo momentu tai yra tas pats, kas pirkdavom, sakykime, šaldydavom Ultimą, pirkdavom splitus, tai tiesiog reikia nurodyti savo naujosios Ultimos adresą, kurį yra piniginėje, nes ta suma jinai užsišaldys mūsų piniginiai. Ir labai svarbu, jeigu jau Ultima duoda kasdienius mokėjimus, jau pas mus veikia, sakykime, splittingas veikia, tai nepamirškim prieš pirkimą būtinai pasiimti revardą. Nes pirkimo metu Ultimos ta porcija 220 € ekvivalentų užsišaldys ir numuš jūsų revardą. Ir kai skaičiuosit, įvertinkit tai, kad reikės plus, bent jau pirmam pirkimui, tai tikrai plus 5% daugiau Ultimos negu 220 €. Ta prasme, bus paskaičiuota pagal einamą kursą ir pridėti 5%, tai nenusipirkit ten ant ribos. Kaip minimum turėkit Ultimas 10% daugiau, ten dar kursas susiruos, dar kažkas tai. Ir viskas. Atrodo, pasakiau. Taip, Šarūnai. Tai dabar, jeigu sąskaitą papildai, daleiskim, tai botas skirs prie dabar mažesnio kurso darys pardavimus. Taip ir bus, kadangi jis toliau galėtų dirbti, bet kaip ir vakar sakiau, jis neatšaukinėja orderių. Gal kartais ir yra ta funkcija, aš nežinau, čia programuotojai gali pasakyti, bet kol kas aš nematau, kad jis atšaukinėtų orderius, jis yra, sakykime, numatęs savo strategiją ir jis jų neatšaukinėja. Sąskaita baigėsi, viskas. Tai dabar mes sąskaitą papildom ir jisai pradės dirbti prie 16 700 iš to kurso ir statyti, kaip ir Aleksas sakė, ten į viršų biškutį, žemyn kažkiek tai ir pagal savo strategiją. Tai tada jis vėl atsigaus ir sakykime, nes dabar, pavyzdžiui, ta kaina, jinai pakrito, sakykime, kažkuria prasme ten 20% ar ne, ir dabar vėl toksai, pusiau fletas. O kai yra tas pusiau fletas, tokia, plius minus nedaug svyravimų, tai robotui yra labai gerai. Tai pastoviai, tas svyravimas, ten keliais procentais ten pastoviai vyksta, sakykime. Tik tai, kai jau tas drastiškas toks kritimas, tai gal jam yra truputį nepatogu, jis pristatė orderį, jų nenuima, tada jam reikia vėl papildomų pinigų. Tai turėkit minti, kad jo balansą reikia turėti pinigų.
tai jis gaunasi, nuperka Ultimą ir ją parduoda ir tu tada tik gauni pelną USDT. Taip, būtent. Jis iš mūsų USDT nupirko ir paskui pardavė, mes gavom tą procentą nuo orderio, ar ne, ir jis rodo tą, sakykime, life ciklą, ar ne, jis rodo, kad ten jau tiek procentų pasiekė iš 220% ir kai pasieks 220%, jisai užsidarys. Taip, Rita. O žiūrėkit, o šitas botas ima komisinį mokestį už tas, kaip perka parduoda? Dabar jo, gali būti, kad didelė tikimybė, kad birža jo, jinai pasiima savo komisinį. Aš manau, kad pasiima, taip tiksliai neatsakysiu, bet manau, kad pasiima. Nu tai ar mes patys treidintume, tie komisiniai ten yra tikrai mažučiai, ten už vieną operaciją. Tai aš manau, kad pasiima, nes birža turi uždirbti. Tai ar žmogus rankiniu būdu treidina, ar jisai su robotu treidina, tai o iš ko birža uždirbti. Tai jeigu visi pereis ant robotų, tai birža tada neturės iš ko uždirbti. Tai aš manau, kad paima. Jo, nes ten buvo toj kitoj biržai, kai aš buvau, tai ir birža ėmė, kaip robotė, ir birža ėmė, ir robotas ėmė. Jo, tai taip ir turi būti. Tai labai nemažai. Jo, bet, nežinau, tie biržos mokėjimai, sakykime, lyginant prie to pelningumo, kurį duoda botas, kai tu gali 220% pasiekti per kelias savaitės, tai ten, kad ir paims ten kelis procentus, tai ten, realiai lašas jūroje. O jeigu dar dirbti su didesniais tais paketais, tai iš viso, tai treidinimo operacija, ar tu dirbi su daliais pinigais, ar su mažais. Aišku, ten, jeigu procentą įmant, tai jo, irgi skiriasi, bet, tai nebus didelė lyginant su tuo pelningumu, kurį turim, pagal boto pelningumą. Tai va, mes turim maksimum turbūt kokias 3 minutės, tai jeigu dar yra klausimų, pabandom greit atsakyti ir turėsiu aš važiuoti. Klausimas. O jeigu jau, sakykime, yra kokių atidarytų operacijų, kokie sandoriai tie boto padaryti, ten 10-15, kaip pavyzdys. Ir paskui nekyla, neįkrinta ta kaina tiek, kiek jam norėtųsi, kad uždirbtų, parduotų. Ir tuose orderiuose laikosi tie pinigai. Tai jų paimti negali, pats rankiniu būdu nutraukti to orderio negali. Ar gali? Aš supratau, kad gali. Galimybė, čia turbūt tiesiog elementariai, nes orderiai tai yra tavo biržoje, tiesiog, kad jos robotas pastatė. Ir tu jos kaip ir gali nuimti. Tai tą Aleksas kaip ir paminėjo. Aš jo žinutės atvirai pasakius išklausiau, bet, taip biškutį ne visai atidžiai, nebuvo kada. Tai aš išgirdau, kad galima tą padaryti, bet jau buvo dar viena žinutė, bet geriau robotui netrukdyti. Geriau netrukdyti dirbti. Jis jau yra pinigai, jis operuoja strategiją ir dabar mes kažkam įminėsim ir panašiai. Ar tai bus geriau, dar klausimas. Tai jo buvo žinutė, kad geriau netrukdyti. Bet galima nuimti. Jeigu ilgai ten vyksta kritimas ir ten pristatė su orderiu prie 20 000, o šiandien 16, rytoj 15, poryt 14, gal ir apsimoka nuiminėti. Kodėlgi ne? Taip. Tai jeigu matom, kad kaina daleiskim pradeda ryškiai važiuoti žemyn, tai galima tiesiog pauzę padaryti turbūt ir sustabdyti, kad jisai nepirktų. Jo, irgi yra variantas. Jo, aš irgi tą ir vakar, man atrodo, minėjau, ar aš su kažkuo čia kalbėjom, neatsimenu, kad jo, yra pauzė, jo, galima, kad biškutį nusiramintų, tiesiog ką padarė, tą padarė, tada kaina kažkur tai stabilizavusi, perėjo tokį kažkokį tai plius minus tą geriausią poziciją, kai yra daugiausiai uždirbama, tada vėl jį paleisti. Čia, sakykime, jo, tą irgi dėl pauzės galima bus dar sykį pasitikslinti. Dėl pauzės, ar ne? Bet aš suprantu, kad tas irgi visai apsimokėtų. Dėl pauzės ir dėl laimimo, jo. Laimimo.
Tai dabar iki penktadienio daleiskim, kol ten ta akcija dar yra, tai kokią geriau strategiją naudot? Ar tiesiog pildyti Mexi biržą daugiau pinigų, ar nusipirkti dar paketų į priekį? Nu, sakykime, aš kaip asmeniškai darysiu, nežinau, čia kiekvienas gal tą strategiją gali skirtingą sugalvoti. Aš nebūtinai išpildysiu 10x, ne? Aš galbūt sutiksiu, kad tas botas dirbs šiek tiek ilgiau, gal papildysiu 5x ar panašiai, bet nusipirksiu prie didesnio, sakykime, didesnio pelningumo botą šiek tiek į priekį. Nu, bet tas į priekį, nu, vėl čia toks, kaip sakykime, eksperimentas. Negali žinoti, negali žinoti. Nes jeigu, pavyzdžiui, tas pats fletas, ar ne, nu, tai galbūt ir su 5x ir gal pakankamai jisai greitai atidirbs. Va, tai gal tada visiškai smagiai apsimoka ir truputėlį licenciją į priekį nusipirkti. Bet jeigu, pavyzdžiui, eina ilgai ant kritimo ir tavo pinigus valgo, tu ir licenciją nusipirkai, ir tavo visus orderius sustatė ir dabar lauk nežinia kiek, ir tu naujų pinigų neturi, kad papildyti biržą. Nu, tai vat, toks, sakykime, eksperimentas, kas geriau čia šitoje vietoje. Gal tada mažesnė licenzija, bet kad greičiau jinai atidirbtų ir tegul jau pirkti, sakykime, licenciją su mažesniu pelningumu. Nu, vat, taip. Aš taip savo galvoju, kad į priekį biškutį pirksiu tikrai, bet kiek tas į priekį? Nu, sakau, aš taip galvoju, kad nereikia planuoti ten mėnesiais stipriai į priekį, bet savaitę kitą, jeigu aš, sakykime, kažkokią tai pinigų sumą kaupsiu, arba man per tą savaitę kitą aš matau, kad botas uždirbs ir man pasipildys, sakykime, sąskaita iš uždirbtų pinigų, nu, ir tada pradės dirbti botas tas prie labai gero pelningumo, kurį iki penktadienį nusipirksiu, nu, gal tas viskas ir labai protingai. Čia, nu, tiksliai labai sunku pasakyti iš tikrųjų, kaip rinka pasielgs ir panašiai. Už tai Aleksas ir sako, kad, nu, prekyba bet kokiu atveju tai yra stiprių nervų žmonėm, ar tu asmeniškai prekiauji, ar tu su robotu prekiauji, nereikia ten į tą kursą žiūrėti kiekvieną dieną ir nervuotis. Ne? Čia, sakykime, vienas iš tokių žiaurių privalumų roboto yra tas, kad tu jį paleidai ir jeigu įkrovėjai daug pinigų į sąskaitą ir gali tiesiog užsiimti savo reikalai savaitę laiko, po savaitės laiko atėjai, žiūrėk, viskas sukrito, dar kažkas neatidirbo, bet jau tu pakankamai uždirbai, tau nieko nereikėjo daryti. Čia, sakykime, užimtiems žmonėms žiauriai gerai. Na, o mes, kur mėgstam kasdien pasižiūrėti kursą, tai svarbu nesnervuoti. Svarbu nesnervuoti. Aš tik dar noriu, žinot, ką pridurti, pasakyti, kad čia jūs niekada neprarasit pinigus. Nebent kas dingtų tik tais, ta prasme, o kitu atveju neįmanoma čia prarasti pinigų. Labai Rita gerai pasakė, ta prasme, kad jis pastatė orderį, ir ką, ir pastatė, ir ką. Ta prasme, pas mus vis tiek buvo USDT, supraskime, nebuvo USDT, tai USDT ar šiandien USDT, ar rytoj USDT, tas pats ten $1 su $1, ar ne? Tiesiog jis nupirko Ultimą prie tokios kainos. Tai jeigu mes aplamai į tą ekosistemą į Ultimą žiūrim palankiai ir mums ten žinom, kad perspektyvoje Ultima kainuos 20 000 ir 30, tai mums, koks skirtumas? Aišku, norėtųsi, kad šiandien uždirbti milijoną, bet uždirbsim po savaitės, po pusmečio. Ir viskas, o pinigų mes neprarandam. Jo, tas yra labai gerai, tiesiog lauksim, sakykime, kol vėl kils orderiai, visi išsipildys ir valio. O jeigu nenorim laukti, tai tada pardavim automobilį, užpildėm biržą pinigais ir orderiai suveikia greitai. Ne, taip nedarykit. Darykit su savais pinigais, nepardavinėkit, nei būtų, nei automobilių, neužstatinėkit, tai bus labai gerai. Man atrodo, kaip ir viskas, ar ne? Roboto darbas spotinė prekyba vadinasi, taip? Taip. Jis su futuresais nedirba, ten tai iš vis kosmosas. Gal kažkada ir tokį paleis, bet ten, nežinau, koks turėtų būti robotas, kad jisai sugebėtų išsaugoti mūsų pinigus ir kiek ten turim turėti pinigų balanse, kad, sakykime, prie tam tikrų sąlygų dirbam su 1000 ir staiga sako, arba tu čia ir dabar įneši 5000, arba mes tavo 1000 suvalgysim. Ten taip dirba, tai ten, yra žiauru. Tai nežinau, ar pamai toks robotas. Gal yra tokie, gal bus, gal įmonė padarys, bet nežinau, ten jau yra visiškai tokia
kazino, kaip sakau. Gerai, tai viskas. Tada šiam vakarui baigiam. Drąsiai klauskit, rašykit toj grupiai lyderių, ar ne, kur jūs esat, kokie klausimai, kokios problemas, padėsiu visiems ir šiandien aš tada jau baigiu ir lėkiu. Iki greito tada, iki susirašymo. Viso gero. Iki. Visą iki.